Mes prie Nemuno užaugę. Amerikaniai rapsų laukų šiandien. Tai gerai, kad nuo Piliakalnio nėjau toliau keliuku. Būčiau išlindęs ties to lauko vidurį kažkur. Tai per tokį lauką praeiti čia tragedija. Ar karštą dieną, ar per lietų yra tekę eiti. Labai sunku. O čia vat prie pat iš jau keliuks. Tada į gerą kelią ir pirmyn. Didelis eismas čia. Bet nueinu iki Partizanų paminklo, tada suksim vieškeliais. Iki Nemuno kito krantą. Čia esam dabar kilpo Nemuno. Galim sakyt, Birštono kilpo. Esam prie pat sankryžos į Nemajūnų kaimą. Čia planavau būti po 11:05, panašiai tiek ir yra. Čia buvau pasiplanavęs, pasipaišęs. Po 11:05, 5 km 400 metrų. Normaliai. Lietuvos partizanai. Po Verknių laukuose 1945 metų kovo 28 dieną mūšyje pralietas didvyrių kraujas visiems amžiams liks šventa vieta. Beliauskas Juodvarnis, Gelešis Vaidotas, Daraškevičius Papartis, Kandratas Kregždė, Kurilavičius Kroblas, Šikšdinis Dingeris, Šikšdinis Atkytis, Vaikšnys Špokas, Žytelis Anglas, Bačinskas ūkininkas. Toks įdomus paminklas. Vis keliu į Nemajūnų kaimą. Euro ir litai. Kas geriau, euros ar litai? Štai visą laiką už litą. Bet toks jau pavargęs paminklėlis. Įdomu čia šviestuvų prikepta Birštono krašte. Saulės panelės ir švietimo lempos papačiai. Čia vakare turėtų šviesti šitas takas. Čia yra berods nuo pat Birštono. Tiksliau, takas dar rengiamas iki šitos sankryžos. Čia jau įrengta. Už Europos Sąjungos lėšas. Linksminasi varlytės. Ieškom Nemajūnų Piliakalnio, vadinamo Pilalė. Tokias pievas reikia eiti. Pagal viską tai čia tas Piliakalnis. Jokių ženklų informacinių nematau, bet kalnas yra. Žemėlapį pažymėta, kad čia ta vieta. Iš čia gal
Augęs medžiais mišku. Kiek to piliakalnių. Nemaivūnų kaimo kapinės. Čia ieškosim, matysim, surasiu Kilelio Vaclovo Bartoševičiaus kapą. Jis buvo gydytojas sukilimo laikų. Gydė ir padėjo sukilėliam. Reikia įeiti per pagrindinį taką. Čia būčiau įėjęs per šoninį, tai kai žerasčiau. Nes nurodymai nuo pagrindinio tako. Nurodymą eiti tiesiai iki Moravskio koplytėlės, tada į dešinę iki galo. Tai čia ir yra ta koplytėlė. Tiesiai. Į dešinę, o kurioje vietoje dešinę? Bandom suktis į dešinę. Iki galo nemažas kapinės. Sakė, netoli poros. Kiti šaltiniai. Naujas paminklas juodas. Galbūt čia palaidotas sukilėlis Vaclovas Bartoševičius. Sakė, kad atnaujintas kapas jie. Einu palei pat Nemuną praktiškai. Per krūmus jo nesimato. O čia buvo ženklai, kad privati valda. Keliukas va štai. Įdomiai. Čia privatizavo. Buvo čia mašinų pristoja, matyt žvėjoja. Ėjau ir praėjau, kas man. Tadai blindai. Toliau ten dar liktai žemėlapį rodė kažkokius namukus. Bet vėl bus privati. Gaila, kad Nemuno nesimato pro tos krūmus. Čia už kokių 20-30 metrų Nemunas lygiai grečiai teka. Pavyzdžiai, matos Nemunas, matos. Nemeluoji, nemeluoji. Vėl mašinas tu. Ir vėl. Keliukas baigėsi. Privati valda. Galime į palei tvorą bandyti. Spygliuota, netgi čia karinis objektas. Matyti. Keliuką rodo. Dabar reikia mum į to keliuko. Būčiau kariai grįžti į to keliu. Mes čia eisim laukiniais takais. Signalas rodo, kad einam ne keliuku. Keliukas į palėną pusę. Arba per teritoriją. Nu, bet čia irgi yra keliukas. Kitapus šitos karinės teritorijos kažkokios tai. Praeisim ir čia. Manau, kad išeisim į tą keliuką. Už tos tvirtos zonos. O čia taip padariau klaidą. Reikėjo eiti palei Nemuną ir tarp tos tvoros. Dabar pasukau kitą pusę. Tai kaip man reikės apeiti kiek. Galvau, kad čia tiesiai nueis tą tvorą. Čia dar sukas iš šono. Čia jau man nepatinka. Pelkė baiselinė. Nejaugi teks grįždama man iki tos vietos reikia palei Nemuną ten. Nes čia kažkokia pelkė palei tą pusę. Net striukė užsigaukau. Netek toli. Labai gaila. Laiką gaišatis. Negalvau, kad tą tvorą. Kas čia per nesąmonė toj aptvarė. Striukę nusivilkti, vėl įsidėti.
Vėl einam palei Nemuną. Reikėjo iš karto čia eiti. Kokia velnės ten pasukau pelkės. Aš aišku, nežinau, šitų vietų taip ir gavo. Nereik nei Afrikoje džiunglių. Jūs man pasakykit, kas čia per lageris aptvertas. Yra kažkokios būdelės mūrinės, bet spygliuota vėl jau kokie 2 kilometrai tęsiasi palei Nemuną. Ką čia jie saugo? Medžiai auga, miškas, lyg tai atrodo ne vandenvietė. Sako, oi, Rusija ir Vokietijai lageriai. O kas čia? Kilometrai. Nei atominė elektrinė, nei kažkokia elektrinė. Įdomu, kas čia yra per karinis objektas. Spygliuota tvora. Ir tiek kilometrų palei Nemuną užtverta. Na kiek kilometrų inda tęsis ta tvora? Čia kažkokia upelė rodė, turėjo būti kažkoks slėnis, griovys. Ta tvora turėjo užsisukti palei viską. Toliau eina. Kas čia nuo Rusų apsitvėrė, aš nesuprantu. Jau kažkam nervai nelaikė. Bet kiek galima, atrodo jau baigęs tą tvorą. Ne, dar toliau, jau kokį 3 kilometrai tęsti. Va, čia tas upelis. Iki pat apačios užkartos. Kas čia per super raketinę bazę? Taip užtverti. Prie Birštono. Žmonė. Čia net upelė nevyra. Kada ta tvora baigsis? Kaip man išeiti link Birštono? O mašinas lyg ir baigęs pagaliau. Ant tų žodžių. Kažkokia nesąmonė. Panemunio kaime. Greičiausia čia ir stovėjo Panemunio dvaras, kuriame gyveno Vaclovas Bartuševičius. Čia jis ir mirė 20 amžiaus pradžioje. Greičiausia, kad čia. Aišku, pastatai yra atnaujinti. Ir tikiuosi, aš čia praeisiu per šitą lauką visą. Matau, kad vėliava kažkokia plazda. Lyg ir ne Vyčių, ne Lietuvos, ne Ukrainos. Gal šitos giminės bajorų herbo. Ne ką. Geras. Nekąsk, nieko neatrau. O ten bokštas, kur bandysim lipti. Ir žygio
Vyšnia ant torto. Tai aukščiausias Lietuvoje apžvalgos bokštas Birštone. 45 metrai apžvalgos aikštelė. Užšokam ir skubam į autobusų stotį. Tai ką, paskutinis pasispardinis Birštone, 300 laiptelį bokštą. Bandom. Autobusas tai nelauks. Tvirčiausias bokštas. Lipam. Pasteibuką. Kiek čia 20 užlipo metrų. Tai viršus. Vėjas kyla. Okei, darbu. Primės tokius tokius. Jie bijo, kad netrūksta. Jie dar netrūksta. Ei, norėtum dar biškį tu. Palauk, kad... Nu, tu. Ant aukščiausia Lietuvoje apžvalgos kalnų. Be problemų, dabar žemyn ir Birštono autobusų stotį. Vežiečiams ir užkurs mūsų Skaizdijos polka. Choreografija Stanislovo Vaitkevičiaus. Muzika lietuvių liaudies.
šokį Lygė, choreografija Taurūno Baužo ir muzika Vaivos Krikščiokaitytės. Tai gražaus reginio. Tai ką, trauksim Numį į Žemaitiją.